Labas, 13 susitikimas ir mes esame 44 puslapyje, kaip, kaip jis susigrąžino atmintį. Jeigu prisimenate, mes praeitą kartą apkalbėjome, vakar apkalbėjome, kad jeigu kažko bijai, nežinai, ir tau atrodo, aš negaliu, niekad garsiai šito nesakyk, o tiesiog aš galiu padaryti viską ir mano pasąmonė man padės. Šitą savo įteik prielaidą, kad tai ne tavo galioje, tai ne tavo valioje, tegul pasąmonė darbuojasi. Ten tas lobynas, apie kurį šitas autorius ir pasakoja. Toliau, kaip ji susigrąžino atmintį. 75 metų moteris visada didžiavosi savo atmintimi. Kaip ir visi, ji užmirždavo šį bei tą, bet nekreipė į tai jokio dėmesio. Vis dėlto, kai dar šiek tiek paseno, pradėjo pastebėti tokius atvejus ir ėmė nerimauti. Kiekvieną kartą, kai ką nors pamiršdavo, pagalvodavo savo, turbūt dėl amžiaus pradedu prarasti atmintį. Labai nefaina irgi afirmacija, ar ne? Jeigu mes savo kažką tvirtinsime, ar tai kad dėl amžiaus, ar dėl laiko, ar dar, nesvarbu, ką tu savo tvirtini, neefektyvaus, neproduktyvaus, nepadedančio tau ateityje. Tai mes viską tą įsirašome, o jinai pradėjo tvirtinti, kad matai dėl amžiaus, niekad savo negalvokit, kad o Jėzaus senstu, niekad savo taip nesakykit, tai aš jau senstu, tai dar kažkas, nedarykite taip savo, ar ne? Nesenkite, žydėkite, švytėkite, visada būkite jaunatviškos moteris. Ši negatyvi savitaiga netrukus davė rezultatų. Vis daugiau ir daugiau vardų bei įvykių dingdavo iš jos atminties. Ji beveik puolė į neviltį. Tada laimė suprato, kad žaloja save. Gerai, kad suprato, ar ne, čia noriu pasakyti, kad žaloja save. Senutė nusprendė pakreipti viską priešingą linkme. Kiekvieną kartą, kai ją apimdavo pagunda pagalvoti, prarandu savo atmintį, sustabdydavo save. Ką aš irgi sakau, kai tu kažką neproduktyvaus galvoji, stop. Išmokti saviugda prasideda nuo pastebėjimo, ką aš čia darau. Tai stop, susistabdyti save ir tiesiog, ar man tai padeda, ar ne, paklausti, ar man tai padeda. Taigi jis susistabdydavo save. Maža to, jis sąmoningai atlikdavo atvirkštinę procedūrą. Keletą kartų per dieną senutė teikdavo savo pozityves mintis, jį kartodavo. Ką tu savo kartoji, tas įvyksta tavo gyvenime. Jau čia niekas negali šito pakeisti, nes tai nėra žmogaus sukurtas dėsnis. Ką tu savo kartoji, tas įvyksta tavo gyvenime. Taigi, ką tu savo kartoji, paklausk savęs. Ar tai padeda tau siekti tikslų? Ar kaip tik tave sustabdo, jokio įgalinimo, jokio stumimo viduje, tau tie žodžiai nepadeda? Nuo šiandien, ką senutė sakė, nuo šiandien mano atmintis kasdien vis gerėja. Aš visada, bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje atsiminsiu tai, ką man reikės žinoti. Įspūdžiai, kuriuos atkurs mano atmintis, bus aiškus ir tikslus. Aš atsiminsiu juos automatiškai ir lengvai. Viskas, ką tik užsimanysiu prisiminti, akimirksniu ir teisinga forma pasieks mano mintis. Aš kiekvieną dieną jaučiuosi vis geriau. Labai greitai mano atmintis bus kaip niekad gera. Baigiantis trečiai savaitė, jos atmintis ėmė normaliai funkcionuoti. Įsivaizduokit, 3 savaitės. Mes dar vieną įvykį, ar ne? Mes vieną dar aprašymą skaitėm apie irgi pagyvenusią moteriškę, kuri norėjo bendrumo kažkokio, nebenorėjo būti vieniša, tiesiog norėjo būti mylima. Ir jinai irgi, žiūrėkit, kaip kartojasi, 3 savaitės. 3 savaitės padirbėjo, tiek ten ta istorija, tiek ir ši istorija mums rodo, kad sugrįžta, gauna, susimanifestuoja ir keičiasi. 3 savaitės. Ar tai yra daug? Jeigu tu investuotum 3 savaitės kažką tai
aš tai rašau, man patinka rašyti, aš tai rašau visada vakarais ir įteiginėju tai į savo pasąmonę. Kodėl vakarai yra labai svarbu, rytas ir vakaras, prieš pat užmingant ir atsibudus, aš jau tai kartojau, jeigu tu pirmą kartą mane matai, tai būtinai grįžk nuo pat pradžios, yra visai atskiras puslapis, folderis atskiras ar ne, playlistas su šita knyga nuo pat pradžios ir pradėk nuo pirmo puslapio analizuoti kartu šią knygą. Taigi yra labai svarbu, kad prieš einant miegoti, kad ką tu savo įteigi, tai aš rašau. Bet štai tu gali, kad ir pasirašius, kuo dažniau kartoti, ne, kuo dažniau savo kartoti, turėti tą pasirašytą sakinuką vieną ar du ir vis savo skaityti ir kartoti. Kaip jis nusikratė bjauraus būdo. Mes turime irgi tokių bjaurių įpročių, ar ne taip? Turime tų įpročių, kur norėtumėm atsikratyti. Taigi, kaip tai padaryti? Man teko konsultuoti vyrą, kurio santuoka ir karjera pateko į rimtą bėdą. Hugo problema buvo jo nuolatinis irzlumas ir nesugyvenamas charakteris. Jis ir pats dėl to krimtosi, bet jeigu kas nors bandydavo su juo apie tai pakalbėti, labai supykdavo. Hugo buvo įsitikinęs, kad visi prie jo kimba ir kad reikia nuo jų apsiginti. Patariau pabandyti jam nugalėti negatyvias mintis teigiamą įtaką. Keletą kartų per dieną, ryte, per pietus ir vakare prieš užmiegant, irgi autorius pabrėžė, ar ne, vyriškiui reikėjo kartoti šiuos žodžius. Nuo šiol mano nuotaika taisosi. Aš esu linksmas, patenkintas, malonus, tai normali mano būsena. Kasdien tampu vis mielesnis ir supratingesnis. Savo entuziazmu užkrečiu visus aplinkinius. Aplink mane klesti džiaugsmas ir draugiškumas. Džiaugsmas, linksmumas, geras ūpas. Nuo šiol tai normali mano būsena. Po mėnesio jo žmona ir bendradarbiai pastebėjo, kad tapo gerokai lengviau su juo bendrauti. Bet kokią jūs norima įtaiga. Pavyzdžiui, aš irgi dariau tokį eksperimentą. Yra labai faina knyga The Having. Jinai yra anglų kalba. Lietuviškos nėra jos, nes aš esu jau ieškojusi, bet labai faina. Kas angliškai suprantat? The Having, jo turėjimas. Ir aš dariau irgi eksperimentą. Aš rašiau, kadangi mano yra atmintis regimoji, man yra lengviau vis perduoti į pasąmonę, kai aš rašau. Taigi aš rašiau, kad the having is my natural state. Nu, aš rašiau angliškai, nes lengviau, net išvertus būtų turėjimas yra mano natūrali būsena. Ką tai reiškia, ar ne? Kad aš gimiau, mano natūrali būsena, ar ne, kaip natūrali būsena gali būti ramus žmogus, ar ne, iš prigimties, jisai jau toks yra, natūrali būsena, ne. Aš įtikinėjau savo pasąmonę, kad turėjimas yra natūrali mano būsena. Aš gimiau turėdama viską, ką aš noriu, tiesiog. Bet ten yra pas mane ir tai yra manyje, ir jeigu tai yra manyje, aš traukiu tuos dalykus. Tai va, aš tvirtinau ir prasidėjo tikrai daug pokyčių darytis mano gyvenime, kai aš keletą kartų per dieną, aš negi užsistatydavau priminimą, aliarmą ant telefono, kad man nueiti, atsisėsti ir parašyti. Ir va tą vieną sakinuką vis rašydavau, net nežinau, kiek aš ten kartų, aš neskaičiavau, bet tiesiog pasileidžiu 10 minučių muzikėlę ir aš 10 minučių ją rašau, kol muzikėlė man pasibaigė. Tai va šitaip aš įteigiau savo ir šitaip irgi prasidėjo pokyčiai mano gyvenime. Mes bet ką galime, ar ne? Mes bet ką galime įteikti, kad aš esu mylima, aš esu turinti gerų draugų, aš esu turinti gerą darbą, aš esu turinti labai gerai apmokamą darbą, man kiekvieną mėnesį aš uždirbau po 10 000 iš įvairiausių šaltinių, aš turiu susikūrusi pasyvių pajamų šaltinį, bet ką jūs norite iš tikrųjų gyvenime turėti, kaip jūs norite gyventi, jums tai reikia įrašyti į pasąmonę. Autorius ir bando tą pasakyti, kad mūsų pasąmonė yra tas lobynas. Lobynas, kuriuo naudokis. Mes kūrėme priešingus dalykus savo, mes kinkime, mes naudojame pasąmonę netikslingai. Bet tu dabar, kai jau pamatai mane ir kai jau
gal tą knygą ir skaityta, nes daug kas man rašo, kad va, skaičiau, tikrai nuostabi knyga, aš dėl to ją ir pasirinkau. Ilgai svarsčiau, ką čia nuo tų naujųjų pradėti kartu su jum studijuoti, nes aš knygos klubą esu turėjus, mes studijavom Napoleoną Hillą, mes studijavom Atominiai įpročiai knygą ir tikrai, bet buvo uždaras klubas. Ir šiemet, vat, šią knygą irgi studijavom. Ir šiemet aš nusprendžiau padaryti vat, YouTube'e viešą studijavimą, kad kuo daugiau žmonių galėtų mane išgirsti. Tai šita knyga yra unikali. Jeigu tu jos dar nematei, neskaitei, būtinai griebk ir kramtyk, taip sakant, kartu su manimi. Taigi, ką tu savo sakai, tu tą gauni atgal. Dar vieną paskaitykim, ar ne, potėme. Hetero įtaiga. Hetero įtaiga tai kitų žmonių daroma įtaiga. Visais laikais ir visose pasaulio šalyse įtaigos galia buvo labai reikšminga. Ir žinot, kas naudoja labai didelę įtaigą? Naudoja labai didelį įtaigą Hitleris. Jisai suprato, kuris dažnis pasiekia labiausiai, hercų dažnis pasiekia labiausiai žmogaus pasąmonę ir jis tą dažnį netgi leisdavo, kai jisai kažkokias tai kalbas pasakodavo, kai jisai kreipdavosi į žmonės, kad dar labiau užhipnotizuoti tos žmonės, kad dar labiau įteikti. Taip pat ta tokia įtaiga, ar ne, kitiems žmonėms Romoje jau buvo pradėta, kad Romos gyventojams, ar ne, kas buvo sakoma, kad duonos ir žaidimų, ar ne, kad jūs negalvokit už save, aš jums viską pasakysiu, jis įteigė tiesiog, kad žmogui yra reikalinga pramogos, ar ne, arenos susirinkdavo ir tenai žiūrėdavo, kaip vienas kitą ten badosi ir taip pat, kad šiek tiek to maisto būtų, kad žmonės išgyventų. Toliau, įtaiga žmonėje irgi naudoja ir sovietų, ar ne, sąjungų. Vis dar Rusijoje taip tebėra, ar ne. Rusai tiki tuo, ką jiems rodo. Tai naudoja irgi, banda visą įteigę. Jie yra nekalti, kad jiems rodo tokius dalykus. Daug kas rusų nemėgsta, bet juos taip išaugino, jiems ten įrašyta, į kraują yra tam tikros tiesos, kuriais ir tiki. Ir mes visi tikime tomis tiesomis, kurios buvo mums įrašytos augant. Tai ir čia ir sako, ar ne, kad heroįtaiga tai yra ir visose šalyse įtaigos galia buvo labai reikšminga žmonių gyvenimui ir jų mąstymui. Politinės pažiūros, religiniai įsitikinimai, bažnyčia, kaip perėmė, ar ne, kaip perėmė pagonybę, krikščionybę, kaip perėmė tai, savo tiesas, savo atsirado rojus ir pragaras ir visa kita, tai irgi bažnyčia labai žmonės įteiginėjo. Žiūrėkit, ant kiek yra tos bobulytės, visą pensiją neša į tą bažnyčią, atiduoda tiek, yra įteikta žmogui. Ir jie nėra kalti, nes, jie eina, ką tu girdi visą laiką. Tu tiesiog automatiškai, tau jau sąmonė išsijungia, tau pasąmonė automatiškai, viską autopilotu tu darai. Ir, aišku, kultūriniai papročiai. Aš nekalbėsiu apie sektas visokias, ar ne, ten irgi visokių dalykėlių. Ką daro žmogui? Kartoja. Koks žmogus yra įdomus ir koks žmogus yra unikalus. Ir tu pasinaudok ne prieš save eiti su savo pasąmonė, bet tu draugauk, ar ne, tu naudok savo pasąmonę, kad tu įteiktum tuos pozityvius dalykus. Taigi, politinės pažiūros, visi šitie dalykai, visa tai klesti ir gyvuoja per amžius dėl hetero įtaigos. Įtaiga gali būti puikia savikontrolės ir vidinės disciplinos ugdymo priemonė. Tačiau lygiai taip pat ją galima pasitelkti norint kontroliuoti ir valdyti kitus, tuos, kurie nieko nežino apie tai, kaip veikia psichikos dėsniai. Naudojama teigiamiems tikslams, ši jėga yra nuostabi ir didinga, tačiau negatyvioji jos išraiška vienas iš destruktyviausių būdų, kuriuo psichika gali veikti. Ji gali atnešti jums ilgalaikį skurdą, nesėkmę, kančią, ligą ir nelaimę. Ir labai dažnai mes taip nesąmoningai sau ir pritraukiame ligas ir nelaimės ir skurdą, nes mes įteigiame, kad, žinai ką, čia
ubagu gimęs nepraturtėsi, ar ne, taip sakant, sėdi prie savo suskilusios geldos ir būk. Visokiausių, ar ne, tų tokių įtaigų mes galime surasti ir apie tai būtinai pakalbėsime rytoj. Ir kai susitiksim, matau, yra aprašyta įvairiausių dalykėlių ir tu tikrai pasimastyk savo, kad tu netikslingai ir naudoji, kas tikrai tau nepadeda būti efektyvesniam, produktyvesniam gyvenime ir motyvuoti save iš vidaus, kas tikrai tau nepadeda. Ką tu naudoji? Turi labai gerai save išanalizuoti, norint, kad paskui tą dalyką pakeisti, ar ne? Kaip ir pas daktarą, kai mes einame su kažkokia liga, daktaras nustato, kur ten mums ta liga yra, kokio tipo ir kokių vaistų reikia, kad gydyti tą dalyką. Mes norim kažką pasikeisti. Mums reikia nustatyti, kur aš ten save sargdinu, ar ne? Kur aš tenai netikslingai mastau, ką aš esu įsirašęs, kokią neteisingą tiesą. Mes turime surasti ir tada su jie dirbti. Nes jeigu mes nesurasime, ką aš ne taip darausi savo gyvenime, tai ką tu keisi? Nu, tu nežinai, su kuo dirbti. Mes turime žinoti, ar ne, ką gydyti ten pas savęs. Taigi, iki rytojaus.